18 diena. Reikšmingumas. Deklaravimas. Kai žmogus, kuris jaučia turės tam tikrų trūkumų, visaip stengiasi didinti savo reikšmingumą, rezultatai būna priešingi. Reikšmingumas darosi tuo mažesnis, kuo labiau stengiamasi jį pabrėžti. Ir priešingai žmogus, kuriam nerūpi jo reikšmingumas, neabejotinai yra reikšmingas. Savo reikšmingumo jausmas labai klastingas, perteklinis potencialas. Pusiausvyros jėgos darys viską, kad nuverstų jūs nuo pjedestalo. Atsisakę savo reikšmingumo jūs jį įgysite, bet niekada jokiu atveju neužgaukite kitų žmonių reikšmingumo jausmo. Tegul tai jums bus tabu. Taip jūs išvengsite daugybės problemų ir nemalonumų, kurių priežastys jums bus nesuprantamos. Aiškinimas. Siekimas sustiprinti savo padėtį, pabrėžti savo privalumus, iliuzija, atspindžio, vijimasis veidrodžio ratu. Bet kaip save įtikinti, kad esi šio to vertas ir nėra reikalo tai įrodinėti? Yra viena grįžtamojo ryšio grandinė, kuria pasekmė pašalina priežastį. Būtina sąmoningai perorientuoti ketinimą. Užuot stengusi save parodyti, reikia apskritai atsisakyti visų mėginimų didinti savo reikšmingumą. Jei žmogus to nedaro, o jūs žinote, kad tai daro beveik visi, kiekvienas savaip, aplinkiniai intuityviai jaučia, jog jo reikšmingumo nereikia patvirtinti. Žmogui pajuntama didesnė simpatija, su juo pradedama pagarbiau elgtis, siela ir protas pamažu įsitikina, kad aš tikrai esu šio to vertas. Veidrodžio ratas sustoja, tada apsigrėžia ir pradeda suktis jums palankia kryptimi. Savęs vertinimas pagerėja ir nevisavertiškumo komplekso kaip nebūta.